Naujovės mėgsta visi, ekonomistai ir įstatymų leidėjai taip pat, tik atnaujinti jie labiau linkę ne garderobą ar virtuvės interjerą, o ekonomiką. Atsinaujinimas ir inovacijos Europai reikalingi kaip niekada. Apie inovacijas šiandien kalba visi, tad kas tos inovacijos ir kodėl joms skiriamas toks didelis dėmesys, sprendžiant mūsų ekonominės ir politinės problemas. Norėdamos konkuruoti pasaulinėse rinkose, mažos šalys privalo mąstyti strategiškai. Mes negalime varžytis visur ir iškart, todėl reikia būti geresnėms už kitas keliose sferose. Labai svarbu skaityti su 3 augimo faktoriais – tai darbininkų skaičiaus, kapitalo ir produktyvumo didinimas. Bet dar svarbiau suprasti, kaip didinti produktyvumą. Tad itin svarbios investicijos į tyrimus, vystymą, inovacijas, verslo kompetenciją ir žmogiškąjį kapitalą. Kiekviena ES šalis elgiasi savaip. Suomija seniai specializuojasi aukštų technologijų sprendimuose. Helsinkis yra puikus inovacinės strategijos įgyvendinimo visose gyvenimo sferose pavyzdys. 10 years ago. Mes Suomijoje daug metų buvome universitetinių laboratorijų technologijų diegimo į verslą lyderiai. Tačiau prieš 10-metį mes supratome, kad būtina geriau už visus derinti ne vien technologijas, bet ir meną bei dizainą. Juk dizainas nesiriboja tik namais ar baldais. Galima, pavyzdžiui, užsiminėti paslaugų nukreiptų socialinių problemų sprendimų į dizainų. Helsinkis turi tapti pasaulinė meno, dizaino ir technologijų apjungimo sostinė. Ir tai sutampa su mūsų nauja politika. Beveik visose ES šalyse egzistuoja specialios struktūros, kurios mokesčių mokėtojų lėšomis finansuoja tyrinėjimus, vystymą ir inovacijų diegimą. Kasmet Suomio agentūra Tekes, egzistuojanti po ekonomikos ir darbo egida, į technologinius projektus investuoja 600 milijonų eurų. Praėjusiais metais naujos kompanijos gavo 100 milijonų eurų. Tekes ne vien investuoja į tyrimus ir inovacijas, bet ir didina institutų, universitetų ir privačių kompanijų kooperaciją. Pažiūrėkite į 50 greičiausiai augančių Suomijos kompanijų, kurių augimas per metus daugiau nei 100%. 8 iš 10 pradėjo finansuojamos Tekes. Tiesa, mažiausiai pusę finansavimo pradedančioji kompanija privalo surasti pati. Tai jau nusistovėjusi pinigų gavimo naujiems projektams praktika. Danijoje tokiais projektais užsiima valstybinis inovacinių kompanijų inkubatorius. Glaudus bendradarbiavimas su fondais kasmet leidžia finansuoti apie 40 aukštas technologijas diegiančių naujų kompanijų. Mes investuojame pinigus į labai jaunas kompanijas, kurios įsteigia baigusieji universitetus arba jauni verslininkai. Dažniausiai mes pirmieji, kurie apskritai investuoja į kompaniją. Mes padedame surasti resursus, iškelti prioritetus, gauti papildomą fondų finansavimą. Mes tarsi padedame sukurti kompaniją. Atsirinkdami projektus, į kuriuos verta investuoti, mes kreipiame dėmesį į technologinius sertifikatus. Ar reikalinga ta technologija pasaulinėse rinkose? Ar yra komanda ir realus verslo planas? Kaip kompanija pagerins klientų gyvenimą? Pavyzdžiui, mes ilgai mokėmės gydyti žmonių sergančių diabetų kojų žaizdas. Ir štai pagaliau radome kompaniją, kuri sugebėjo tai padaryti. Tai pavyzdys to, kaip mes atrenkame pretendentus ir į ką investuojame. Prieš 4 metų prie Estijos parlamento buvo įsteigtas vystymo fondas, dirbantis panašių principų. Fondas užsiima galimų ateities vystymo scenarijų analizę ir projektavimu, bei investicijomis į naujus technologinius kompanijų projektus, pirmiausia, nukreiptus ne vien eksportui, o pasauliniai rinkai. Be investavimo uždavinių mes užsiimame ir rinkos vystymu. Mes organizavome taip vadinamąją venčiūrinio verslo asociaciją, kuri įeina į visos Europos asociaciją. Venčiūrinis verslas – tai verslo tinklas, tai idėjų vystymas, tai pastovus mokymo organizavimas ir investuotojams taip pat. Mūsų fondo uždavinys – vystyti rinką ir užsiimti vis naujų ir naujų projektų refinansavimu. Tai, kas uždirbta, vėl investuojama. Šiuo metu fondo investicijų portfelyje 16 projektų. Tai ir mažo galingumo vėjo jėgainės skirtos nedideliam vartotojų skaičiui ir mobilios aplikacijos tokios kaip prisiparkavimas telefonu, kuris vis populiaresnis tampa ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomus mini chemijos laboratorijų telpančių į lagaminą skirtų lauko testams projektas sukurtas Estijos mokslininkų. Naudodamiesi jo, kriminalistai gali atlikti būtinus tyrimus tiesiog nusikaltimo vietoje. Dar vienas sėkmingas projektas paremtas Estijos vystymo fondų susijęs su robotais. Tai virtualaus torso modelis interneto parduotuvėje pardavinėjantis rūbus tiksliai pritaikytus kiekvienai figūrai.
Iš tiesų projektų, su kuriais mes susidūrėme ir kuriuos finansavome, kur kas daugiau. Tokių struktūrų Baltijos šalyse nėra. Yra vyriausybinės agentūros remiančios technologinės investicijas, bet didžiąja dalimi jie užsima industrinėmis įrangos investicijomis. O agentūrų pasiūlančių pilną paketą, kur ir mokslas, ir idėjos, ir finansavimas praktiškai nėra. Tai Suomijos patirtis, kurią perimame ir vystome čia pas mus. Estijos pavyzdys žinoma rodo, kad tapti technologiškai produktyve gali kiekviena šalis. Technologinėmis inovacijomis šiandien užsiima daugelis, o blogiausiu atveju technologijas galima nusipirkti. O štai inovacijos visuomeninėje srityje tai tikrai Estijos specializacija. Ji viena pirmųjų pasaulyje sukūrė elektroninę valstybę. Neteisinga manyti, kad inovacijos diegiamos tik privačiame sektoriuje. Iš tiesų gyvenimą reguliuoja viešasis sektorius. Ir mes matome, pastarieji įvykiai rodo, kad ir viešajame sektoriuje reikia atlikti korekcijas. Mes norime viešojo sektoriaus paslaugų, kad jis dirbtų efektyviau, būtų nuovokesnis, paisytų mūsų pageidavimų. Ir naujos technologijos suteikia jam labai didelės galimybės. Technologijos jau čia. Mes žmonės tiesiog per daug konservatyvūs ir nesinaudojame tomis galimybėmis. Kai kuriuose šalyse tai vyksta lengviau, kitur dar sudėtingiau. Estijoje iki šiol tai vyko labai gerai. Mes sukūrėme elektroninio valdymo architektūrą arba, kitaip tariant, infrastruktūrą. Visos sistemos centre yra elektroninė ID kortelė, turinti čipą ir sertifikatus, kurie valstybei ir bankams suteikia galimybę įsitikinti, kad turi reikalų būtent su jumis, o efektyviai nuskaityti kortelės duomenys leidžia komunikacijos sistema tarp įvairių valstybinių duomenų bazių. Šios kortelės pagalba galima ne tik patekti į savo elektroninį banką ir apmokėti sąskaitas. Per rekordinės 15 minučių galima įregistruoti įmonę ir sudaryti sutartis, pasikeičiant elektroniniais parašais. Galima automatiškai gauti priklausančias lengvatas ir bet kurioje vaistinėje įsigyti kompensuojamosius vaistus, net neapsilankius pas gydytoją. Chroniškai sergantys ligoniai kortele automatiškai atsinaujina receptus. Kortelėje ir vairuotojo teisės, ir automobilio dokumentai. Jie netgi galima balsuoti tiesiog neišeinant iš namų ir vietos, ir Europos rinkimuose. Joje galima laikyti ir savo testamentą. Kas nutiks su valstybė, kai mes ištarsime šalin pažymas? Įsivaizduojate? Visą 20 amžių valstybė žmogui asocijavusi su žodžiu pažyma. Ar turite pažymą? Jeigu pažymos neturite, vadinasi reikia ją gauti. Ir kažkas rašydavo pažymą apie tai reikalinga ar nereikalinga pažyma. O dabar viso to nebereikia. Šios inovacijos jėga Estijoje ne technologijoje. Technologijas gali nusipirkti visi. Mes, pavyzdžiui, uždraudėme pažymas. Dar 2004 metais mes priėmėme įstatymus, kad valstybinės įstaigos negali klausti žmogaus duomenų, kuriuos jos jau turi. Regis tai labai paprasta, tačiau tai tikrai radikalu. Susimastykite. Šalin pažymą. Ar galima tą pamatuoti pinigais? Tikriausiai galima surasti kokius nors gudrius būdus, bet iš tikrųjų tai labai patogu. Taip pat akivaizdu, kad estiška valdymo sistema leidžia taupyti ir laiką, ir pinigus. Tačiau nemažiau svarbu ir tai, kad tuo pačiu valstybė gerina savo pačios įvaizdį piliečių akyse. Beje, tai suteikia žmogui galimybę visą laiką būti lyg ir virtualioje bendrijoje, neprarandant ryšio su savo šalimi. Aš daug skraidau po pasaulį, teikiu konsultacijas, kaip naudoti šią technologiją ir ką aš matau, ką aš jaučiu. 2007 metais, kai vyko praėjusieji parlamento rinkimai, aš skaičiau paskaitą Pietų Kinijoje. Aš balsavau už tai šią ID kortelę kompiuteriu ir galėjau būti rinkimų dalyvių. 2009 aš dirbau Ženevoje, ten buvo visa mano šeima. Mes taip pat balsavome ir Europos rinkimuose, ir vietos taip pat. Kokia iš to nauda? Aš visada esu su savo šalimi. Kol kas ši inovacija įdiegta tik Estijoje, bet elektroninio valdymo infrastruktūros sukūrimas tai tas žingsnis, kurį teks padaryti mums visiems, norint greičiau sukurti bendrus Europos namus. Aš manau, kad ES pakraščiuose, mažose šalyse galima aptikti daug įdomių idėjų. Mažosios šalys jau savo prigimtimi, norėdamos išgyventi, privalo būti inovatyvios ir kreatyvios. Žinoma, mes negalime konkuruoti su didelėmis ekonomikomis pagal apimtis, bet mes galime ką nors daryti geriau, įdomiau, kitaip. Žinoma, dėl nepalankaus visumoje investicinio klimato apribotos naujų kompanijų galimybės pasirodyti rinkoje.
Bet jeigu įvairios inovacijos negaus investicijų, apskritai grius inovacinių kompanijų egzistavimo ekonominė sistema. Dabar mes negalime sukurti naujos ekonomikos, nes kai kurių svarbių klausimų mes Europos politinėme lygmenyje paprasčiausiai nesprendžiame. Pirmiausia, Europoje, be Didžiosios Britanijos, investuotojams sudėtinga ir brangu investuoti pinigus į naujas kompanijas. Į jau egzistuojančias kompanijas šiandien investuoti naudingiau. Mokesčių naujoms kompanijoms sumažinimas, kol jos įsitvirtins rinkoje ir vystysis, neblogai stimuliuoja ekonomiką. Antra, svarbiausia sąlyga vystymuisi ir inovacijoms, tai konkurencija, apie kurią daugelis pamiršta. Daugelis tyrimų rodo, kad konkurencingoje aplinkoje žmonės tampa kūrybiškais ir produktyviais. Ula Brokenhus ištyrė universiteto darbuotojų tyriamosios veiklos produktyvumą Baltijos regionų šalyse ir Didžiojoje Britanijoje. Rezultatai parodė, kad geriausiu atveju reikia 100 žmogaus darbo metų, norint sukurti inovaciją, kuri sąlygos naujos kompanijos sukūrimą. Todėl aš noriu pasakyti, brangus Europos politikai, pažvelkite į tai, kaip mes naudojamės resursais, kaip mes skatiname ir motyvuojame tyriamosios veiklos produktyvumą universitetuose. Jeigu mūsų tyrimų ir inovacijų produktyvumas toks žemas, mes neišspręsime Europos problemų. Aš siūlau sukurti bendrą universitetų darbuotojų karjeros vystymo strategiją. Reikia padėti jiems glaudžiau dirbti su privačiais tyrėjais. Visumoje, universitetai privalo aiškiai suprasti, kokiose srityse jie nori lyderiauti ir į kokius tyrimus verta investuoti mokesčių mokėtojų pinigus. Svarbiausia, kad skirtingų žinių sričių žmonės artimai bendrautų. Taip jie vieni iš kitų gaus naujų idėjų. Vystymuisi labai svarbu, kad nuolat bendrautų ne tik skirtingų veiklos sferų žmonės, bet taip pat ir skirtingų socialinių sluoksnių. Dažnai žmonėms atrodo, kad inovacijas kuria kažkokie mokslininkai baltais chalatais izoliuotose laboratorijose. Tačiau yra visai ne taip. Iš tiesų reikia, kad žmonės suprastų, kad inovacijos tai labai paprasta. Tai tiesiog nedidelis ko nors patobulinimas. Truputį pagerinti produktą arba paslaugą, tapti atidesnių klientams, klausyti vienas kito, sugalvoti naują verslo žingsnį. Štai jums ir inovacijos. Novatoriškų galima būti kiekvienoje srityje. Bet pirmiausia, mums teks peršokti būtent per tą mentalinį barjerą ir dažniau priminti savo patiems apie tai, kokie mes iš tikrųjų kūrybiški sutvėrimai.